Taip, perskaitėte teisingai. Pardavimų forumas, kuriame nebus pranešimų. Dar linksmiau man iškyla prieš akis vienos įmonės vadovo istorija. Vertės nėra. Kuomet organizuoja kažką pirmą kartą ir puikiai suprantu pardavėjams, pardavimuose dirbančius, kaip nėra lengva tą vertės pažadą komunikuoti klientams, kaip tą numatomą vertę pasakoti. Ir čia man prieš akis iškyla viena istorija, kurią kaip iliustraciją noriu pasitelkti, tai kogi tikėtis tame pardavimų forume. 2023-aisiais, pamenu, spalio 18 dieną važiavau vesti mokymų išorinės reklamos gamintojų asociacijai. Storytelling versle, tai yra vertės pardavimo strategija per istorijas. Ir mums visiems kartu besimokant iškilo toks klausimas paieškoti istorijų kartu, kaip tą kuriamą asociacijos vertę pasakoti kitiems būsimiesiems asociacijos nariams. Ir vienos įmonės vadovas iškart pasidalino pirmąją savo emociją, kai jis gavo pakvietimą į asociaciją. Įmonė didelė, galima sakyti, tendencijų flagmanas asociacijoje. Pasidalino emociją, kad pažvelgiau, sako konkurentai, iškart mintis vertės nėra. O šiandien įmonė yra narys. Ir vis tik ta pakvietimo ir intrigos žinutė atvedė prie to, kad net ir konkurentai gali strategiškai, sinergiškai veikti, bendrai kurti, bendrai ieškoti sąlyčio taškų. Tai apie tai pardavimų forumas, apie vertę, apie vertės bendrakurą. Dalyvių laukia praktiniai workshopai, diskusija, workshopai, kurių temos vertės inovacijos, vertės strategijos ir vertės psichologija. Viskas taip sukoncentruota. Tad pardavimų forumas vertės nėra. Prisijungti ar neprisijungti jau nebe klausimas.